Dar aš dabar neturiu naujausių LCD televizorios pasikabinės. Aš dabar neturiu žiedų, auskarų, apyrankių, kažkokių ten šūdų prisikabinės, kad ten bandyt patrauktus moters dėmesį. Aš laimingas esu paprasčiausiai. Tai yra, aš jau nebekontroliuojamas esu visuomenys. Normų nustatytų įskiepių. Prašau, bet kurio žmogaus nuomonė pasakyta visi reikšmės neturi. Nes, niekas negali. Ir aš esu pats blogiausias Vilniuje pirkėjas taip klubam. Lamai, nes aš ant kokteilių nei litų neišleidžiu, visiškai. Su litu kišeniai varau visada. Ir pasiėmė karščiausią paną iš klubo. Net man, sakau, 3 valandą vieną kartą naktis prie apsauginis, sako, eik iš klubo lauk. Negirtas, blaivas. Sakau, kodėl, kas blogai? Sako, eik lauk. O aš buvau prie baro pries atidaręs 2 panas, kurios pirko kokteilius gėrė. Jau jos pamiršo tos kokteilius, tik tais į mane dėmesį jisai pamatė, kad sako, čia jau negerai, jisai čia okupuoja dėmesį, moterų čia, ranti, neneša, apyvartus, viskas. Tai va, tas ir yra. Tu pradedi grinai gyventi pagal savo taisyklės ir tėvai irgi mato, what the fuck, tu pradedi tapti nebekontroliuojamas. Jie tave nori seniai kontroliuoti, tu jau nebekontroliuojamas. Ir mes visi norim kontroliuoti viską. Nebekontroliuoja, mato. Ką iš čia užsiima, žinai. Nes tiem patiem tėvam įskiepyta, kad jeigu tu nebaigsi mokslų, negausi darbą, tu būsi, supranti, dirbsi šūdiną darbą. Bet nei vienas nesusivokia, kad tu gali galvą turėti, nieko nebaigęs būt ir duoti tai žmonėm, ko jie negalėtų atsisakyti. Tik reikia sugalvoti, ką. Aš jam pasiliau tai, ko jis negalėjo atsisakyti. Reikia į šitą sakinį taikyti viską, plamai. Jeigu tu bet kuriam žmogui suprasi, kad jisai galvoja tik apie save, nes tai yra jo prigimtis ir kad tu pamiršti save lygiai taip pat kaip prie merginos prieini, aš visiškai pamirštu, kaip aš atrodo prieš ją, ar mano plaukas sušukuotas, ar man kažkoks plaukas, ne. Aš galvoju tik apie ją, kaip ją greičiau atpalaiduot, kaip padaryti, kai jinai puikiai šalia manęs jaususi. Ir viskas, rezultatai plaukia idealiai. Pavyzdžiui, Sąjūdžiui lygiai tas pats, Aidė, atvariai šiandieną, ne? Aš mygas stengiuosi tave atpalaiduot, kuo greičiau. Iki įdutę atnešiau, silošką, arbatus įpyliau. Su kiekvienu žmogumi taip turi elgtis. Kuo tu mažiau apie save galvosi apie kitą, kuo daugiau galvosi, tuo tau greičiau ateis rezultatai, nes tu jam duosi tai, ko jam reikia. Tai va, puiku. Ką čia daug pridurti, matot, kiekvienam tiesiog gal anksčiau ar vėliau ateina toks dalykas, kaip Airinui dabar atėjo, ne? Man irgi tiesiog galva dabar yra atsiverus, minčių daug labai turiu visokių. Ir tiesiog, dėl to nebijau to daryti. Puiku, matai, kad Airinį turėjai šitą Povilą ir Paulių, nežinau kaip sakei. Paulių, kuris tave, matai, palaikė visą laiką. Čia yra labai svarbus dalykas, nes jeigu užsiima kažkokia veikla, kuri nėra patogi visuomeniai, tada turi rasti žmogų, kuris tave palaiko, ne? Nes matai, pas tave tas 1000 nuomonių, kad ir koks būtum stiprus, tai vis tiek tave kažkiek tai paveiks, ne? Bet jeigu turi vieną stiprų draugą, kuris tave tiesiog palaikys, tai čia yra natūralu ir labai gerai, ne? Taip, būtent. Tai va, čia yra stiprus dalykas dėl šito. Ką galiu pasakyti, kiek, pavyzdžiui, negražiai pasakysiu, vyrų padarai laimingais per savo mokymus, aišku, nelytinių. Jo, bet kad ne tu aktus jų inicijuoja. Blemba, iš tikrųjų, tai dabar tas knygas skaito nemažai, aš negaliu tikslaus skaičiaus padaryti, bet kaip aš knygoje parašęs ten esu, ne, kad daugeliu vyrų padėjo pasikeisti. Tai yra daug iš tikrųjų, tiek kiek buvo konsultuota, tiek Skype, internetu, tiek kiek ten tame puslapį tai yra įkelta mažai, nes daugelis neduoda sutikimų, žinai, nukelti. Nenorėdavo viešintis. Realiai čia vėl jie silpni yra tam, kad vėl kažkieno nuomonė aukščiau stovi realiai. Tai tikram alfa vyrui, pavyzdžiui, tai visiškai nestovi nuomonės, gali bet ką apie save dėti, ta prasme. Ir jeigu tiem žmonėm kažkas nepatinka, tai klausimas, ar jie yra verti būti jau draugais. Pavyzdžiui, aš įsidodu dabar, kad aš lankau kažkokius mokymus, lyderystės ar ten kabinimų mokymus su merginomis. Dar man draugas pažiūri, aš ateinu į universitetą, žinai, kokį ten sako, tai kabinai mergina, žinai. Eik, tu sėdi, tai ką tu dekabini, žinai.
Blem, aš tai, žinau, nu nepakabinu mergų, žinai, nu va tu tai sakau, tu kie marškiniai nerealus, va tokius kelnys, va diržas, nu tikras vyras, kova, tu tai tikrai jaučiu, tau nereikia kabinti, prie tavęs eina. Žodžiu, žmonės realiai seniai mato, kai tu lipi iš bliūdų, kai tau kažkas sekas, jie nori tave tempt atgal į bliūdą. Taip. Ir čia viskas yra iš pavydų, sakoma. Retas, kuris, pavyzdžiui, mergaitė, atsimenu, maža, jai buvo gal 8 metai, jinai nerealiai sušauko su savo partneriu, laimėjo aukso medalį, jinai nuėjo į mokyklą ir žiūrėk, kokie komentarai buvo. Vienas sako, kaip tau burna atsivyrus atrodė, kai tu šaukai. Plaukai kaip tavo atrodė, žinai. Sako, kodėl taip negražiai plaukus susirišus buvai. Ir tik viena ten jos draugė priejo pasakė, tu šaukai nerealiai. Aš buvau pakus, kaip tu šaukai. Partneriu. Bet čia ir yra realiai. Tu turi to sakyti ir tada tu pamatai iš tikrųjų, kas yra tavo draugai. Tai yra afigienas dalykas, va, kažką daryti, imti tą kritiką ir pažiūrėti, va, kai jie yra tavo draugai. Tu gauni tikrai idealius atsakymus, kurie tave palaiko, kurie, nu, šūdą malą. Tie, kurie šūdą malą, tai juos, va, iš ko vis lauk reikia. Stamdai, tokių daug buvo, žiauriai daug, kad aš tą paėmiau Facebooką išvaliau, atsimenu, visiškai. Ten buvo visiškai iškratymas, kai ten buvo likuti gal 120. Jo, 120 gal tik liko. Iš 300 ten 90 gal. Ir po to viskas, tu buri ratą žmonių, bendraminčių aplink save. Ir tada gali, ką tu nori dėti į Facebook, rašyti, šiandien kasausi Bibi. Man yra pohui, ką ten pagalvos, ką ten ką padarys. Tai yra visiška laisvė. Ir tu gali save pilnumai reikšti. Apie ką aš siekiu vyrai, kad jūs va tą ir turėtumėt laisvę, nes tai yra jausmas nerealus. Tu nenupirksi už nieką. Tau net bemas neduos tas naujas nupirktas, ten ar tas telikas, ar ten mikrobangų krustelika, ar kas dar, kokie šūdas ten. Va. Bet ta laisvė, kada tu visiškai esi laisvas, išsivalęs, tai vat reikia. Plius apie aidą, apie saugumą šneki, tai saugumą reikia kurti savyje. Kai tu su moterim bendrauji irgi. Kiek vyrų pradeda kurti moteries saugumą, pavyzdžiui, palieka savo draugus. Ir aš gyvenime, aš kiek draugauju su moteriu, kad aš turiu merginą, aš varau su draugais į kavinę susitikti, aš palaikau tą socialinį palaikymą iš svetur. Draugais, kavinę aptariam, tai yra draugiai, žiauriai gražu žiūrėti. Tu turi pažintis, iš tų draugų dar. Draugiai irgi leidži, ne? Jo, draugė, aš iš viso nueinam, pavyzdžiui, kokį barą, klubą. Yra koks aukštas ten ateina stilingas bachūras, nerealiai atrodo. Aš sakau, eik, varyk, žiūrėk, koks atėjo, varyk už numes daiktą šalia kokį ir pasilenk gražiai. Ko tu ją labiau tai nenori eiti. Duodi laisvę irgi, nes, nu, jeigu tu pavydi jai, pažin, nu, tai yra tavo jau pasitikėjimo problema. Realiai ką daugiau pasakyti, iš tikrųjų, va tą saugumą, tai savie, kurie su babkim, tu pirmas turi gerai sutvarkytą reikalą pas save. Ne į moterį ieškau to dalykų, Dieve, sakau, jinai kiek ten uždirba, 900 kokius, nu 1000, už 1000 mėnesių, tai ką jinai ten gali? Tai jeigu su jai butą gyventi, jau užmūkiu už tą butą. Nes, nu, ką jinai ten užmūkis, ten labai, ten man kosmetikus kiek išleidžiam su šūdu. Mat, tą dalyką reikia sutvarkyti kiekvienam vyrui šičia, kiek įmanoma stipriau, o po to viskas po biškį. Čia dabar girdėjau tokį dalyką, labai neseniai, čia vakar gal ten YouTube'ai žiūrėjau, kai buvo tiesiog ten tokie seminarai, bankininkystės ir taip toliau. Ir sakė vienas čiuvas, kad taip, visada finansai atspindi tavo galvą, ne? Jeigu tu turi daug pinigų, bet esi durnas, tai tuoj tau tie pinigai sumažėja ir pasidaro taip. O jeigu tu esi protingas, tai tie pinigai su laiku ateina pas tave, ne? Jie dar padvigubėja. Jo, jie susilygina su tavo galva. Raidai, žinai ką, man yra pasakęs mano šokių mokinys, tai jis yra įkūręs 6 pavarą ir blemba jis yra tikrai nerealius žodžius pasakęs. Nes mes buvom nuvarę į klubą ir buvom tiesiog su 2 merginom supažinę. Ir viena mergina klausiau, sako, tai ką tu dirbi? Jinai grinai jo materialinę patį nori išsiaiškinti. Jisai sako, aš darbų biržai stoviu, žinai. Žodžiu, tai
jinai po to pasakė atvirai, jam sako, aš noriu, ieškau turtingų vyrų. Tai Rytis pasakė, tada sako, blemba, tu ieškok ne turtingų vyrų, o protingų. Jis turtingas, kvailas, tai jisai greitai išvaistys tuos pinigus ir sprendė, kai tu sakai, jie greitai dings, jų neturės. O protingas sugebėsi surasti išeitis būdus, kaip tuos pinigus padvigubint, patrigubint arba juos tiesiog užsidirbti. Dar toks vienas klausimėlis, iš kur dabar pas tave yra ta drąsa atsirado šitam dalykui? Ar tu jau turi genetiškai, ar tu tik tais per kažkoks buvo tavo tas lūžis, kad padaryti šitą dalyką? Ar tiesiog drąsus buvai visą laiką, tik tai nežinojai, ką daryti? Aš tikrųjų atsimenu, seminarė vienam dar, kai tą veiklą vystantis užrašiau vertybės. Dvi pirmos buvo drąsa ir ryžtas. Žiauriai šitą dalyką vertinu, nes tai realiai kas yra vyras, vyriškumas tai yra tai, kad sugebėjimas stot prieš baimę ir ją įveikti. Yra tas svarbiausias kertinis dalykas, tavo vyriškumą apibrėžia. Kaip tu sugebi stot prieš baimės, jas pažiūrėti, sakyti, aš paimsiu, padarysiu tave. Va čia yra. Tas dalykas vežia ir ko aš labiau prieš tai stojau ir tuo geriau sekės. Aišku, yra momentų, kada tu blecha ryte atsikeli. Ant tiek nesinori ir užkalbint tą merginą, žinai, nes tas balsų tonas užkimęs, o mes dabar varyti susitikę esame. Bet yra tam tikri pratimai, kaip tu gali keisti tavo emocijas. Ir realiai tavo sėkmė priklauso visam gyvenime nuo to, kaip tu sugebi žmonėse keisti emocijas. Ir ypatingai šitas dalykas, kai tu su moterim bendrauji, tu sugebi moteryje keisti emociją. Kaip jinai jaučiasi. Tu gali gebėti bet kuriam žmogui keisti emociją. Tarkime, aš noriu tavęs nunerį, tu užpisi mane, žinai, kas čia per marškiniai tokie languoti, žinai, su tais šitą banaikų batai. Tu pasimanai būdus, kaip sunervuoti žmogų. Įjungi jį nervuoti. Bet tarkim, aš noriu išmokti atpalaiduoti žmogų. Tai ką, aš pirmas atsipalaiduoju, nes klaidį. Pilu kokius arbatos, su šypsena pradedu pirmas kalbėti. Drąsiai už abu mus jaučiuosi, automatiškai jisai atsipalaiduoja irgi. Viskas, aš išmokau atpalaiduoti žmogų. Aš noriu žmogų sudominti, atitinkamai kalba kitokia. Ir tai įsivaizduok, tu moki įjunginiai žmogų atpalaiduoti, sudominti, mokėti vesti iš vienos vietos kitas, tu gali žmogų kontroliuoti. Tu gali visuomenę kontroliuoti. Tokių bairių išmokęs, tu gali, tau yra galimybės neribotos. Ir čia yra, galvoja, kad tas prasideda su moterim dalykas, po to jis perėna aplamai į viską. Žiūrėk, tokį sakinį galiu pasakyti, kad jeigu, tarkim, jums airinas nepatinka, ne? Tai jūs iš pradžių pabandykit pakeisti save, o tik tada pabandykit pakeisti airiną, jeigu jūs suprantat, ne? Nu, žodžiu, visada problema, tarkim, pavydo arba kažkokios tai neapykantos, tai slypi mumyse. Aš galiu pasakyti, kad tiesiog, jeigu kažkas, žinai, pavydai tau kažko, tai ne? Tai pas jį yra problema, ne? Ir labai būtų gerai, ne, kad kuo daugiau žmonių tai suprastų, kad iš pradžių turim žiūrėti į save, o po to į kitus, ne, tarkim, tos negatyvus iš savęs, pavyzdžiui, tas savo neigiamas pusės, ne, šalint, reguliariai po biškį šalint, užsirašinėti ant lapelio, ką turi padaryti ir taip toliau. Juodas darbas. Jo, taip, juodas darbas. Labai juodas. Nu, aš, tarkim, tokį įprotį turiu, matai, kad labai dažnai palieku piniginę arba raktus kažkur. Tai užtrenkiu mašinę, tai tą. Nu ir dabar kovauju su tuo, pavyzdžiui, ne. Ir kol kas geriau man sekėsi, tik tiesiog, matai, reikia ryžto, užsispyrimo ir reikia, nu, tai daug kainuoja. Jo, tai daug kainuoja. Pavyzdžiui, aš čia labai menką pavyzdį padariau. Iš tikrųjų, ką aš dar pridėsiu, tai apie komentarų tų rašymus, tarkim, arba šiaip yra, pavyzdžiui, daugeliam klausimas, ir Lietuvoje ypatingai tas akivaizdus dalykas, tai yra žiaurus rašymas komentarų, ta prasme. Aišku, pavyzdžiui, jie duoda pilvai darbą ir šiaip jie juokingi yra, bet, tarkim, iš tikrųjų rašo žmonės iš to, kad, blema, trūksta meilės, ta prasme, jiem. Nes, tarkim, pagauk vyras, kuris, tarkim, turi paną ir jis, tarkim, vakar karštai pasimylėjo su moterim, žinai, ten apsikabino, pasibučiavo, pasivaikščio, praleido nerealų laiką, tarkim, nu ir ten pamatė kitų vyrų video, kaip jis ten gerą paną nukabino, negi jis iš pavydo parašys komentarą, jis yra pats laimingas. Nešanu, tai viskas yra ir aš tai pilnai suprantu.
šituos komentarus, žinai, bet geriausia, kad būtų objektyvus kokie komentarai, kad ta prasme parašytų, va, tas, patobulint tą, aną, iš tikrųjų, bet tai yra menas sugebėti tai padaryti. Čia kaip ir visur reikia persilaužt, matai, jeigu tu pavydį, tai persilauž, kad parašyt gerą komentarą, ne? Matai, nu, reiškia, aš nesakau, kad, matai, čia nesakau, kad dauguma vyrų tau pavydė, aš nemanau, kad dauguma vyrų tau pavydė, ne? Čia... Aš galiu padėti kiekvienam. Taip, bet, matai, čia aš, tiesiog tai, kai kam yra juokinga, ne, tokia veikla. Jie nepavydė, nes jie nenorėtų taip daryti kaip tu, ne, bet tai tiesiog juokinga ir dėl to jie taip, žinai, bando, nežinau, smerkti, ne, dažnai. Nespranti, ne. Smerkti, su šakim po langai, žinai. Tai va, tai smagu žiauriai, iš tikrųjų, Aidi, kad atvarė, iš tikrųjų, mes čia rudeniškas oras, belekai, iš tikrųjų, smagu. Ir jo, žiauriai, nežinau, šiandien šeštadienis, ką planuoju veikti. Turiu dar veiklos, jo. Vakaras užimtas. Dabar toj varysiu irgi ten į susitikimą, nu, žodžiu, nesu pana, žodžiu, darysiu, turiu užsiimu savo veiklą ir gal apie tą veiklą, tai aš tau papasakosiu dabar atskirai, tai ne prie kameros, tai toliau, jo, neverta, o po to, jeigu kažkokios tai pagalbos norėsiu iš tavęs ar iš jūsų, tai viską per tave darysiu. Gerai, viskas. Gerai, Aidi, tai smagu buvo, kad atvarėjai, tada sėkmės jo ir palaikom mes tave, davai, sėdi. Давай, хебра. Nu ir kiek mes pavarė, blėt, nehujavai. Žinai, kiek